įsitikinęs žmogus. Ar dažiai pakliusi galima? Tai tas jau ir baikeris, ne? Jo, nesimato. Kaip jūs galvoja? Matuosi jau, viskas, jo, batelė, viskas. Koks sports yra, suvažiavėm normalių vyrų, pabūsiam, pasidėsiam, pašnekėsiam, pasitarsiam, apie kelionis pašnekėsim, nu išves pabūsiam, gyvenim būt jau toksai. Susirink čia iš kur? Iš visos Lietuvos, yra iš Amerikos, iš Airijos, iš Londono, iš Estijos, iš Latvijos, nu jau 1000 skaičiau ją. Dėl šiam į didelį atrakciją, ne? Nu, matot pats. Kai bus sportinis rungtis, koncertai, šokiai, pokiai, visko. Nu, sėkmė, sudrebink pasaulį. Važiuojam, daug. pajūrio, pietinių didingi mūrai, turi praeitį garbingą mūsų tauta. Čia lietuviai žvėrį gaudė, atėjūnas priešą baudė, daugel negandų ištvėrė Lietuva. Išklajoti čia miškai, išbraidyti čia šilojai, pirmą žodį čia tarei ir pirmą dainą dainavai. Kvepia nuo žiedų marga, mano mylima gimtinė, čia gyva tėvų kalba, čia mano žemė Lietuva. Išklajoti čia miškai, išbraidyti čia šilojai, pirmą
Lietuva. Gerai, tai mes pašoksim už tai. Vakarėja daina vadinasi, jeigu dar nežinote.
Draugai mano, plojimais palydėm grupėmis. Tarp kitko, labai man patiko, kai žmonės išeina šokt. Nes šitą grupę pastoviai prašė šokt. Tas mažytis trumpas... Kaip tavo vardas? Kaip sakyt? Vardas, sakau, tavo kaip? A, ble, Sigutį. Šokiai baigėsi, klausyk, Sigutė, ble. Galiu namo palydėti? Kaip sakyt? Namo palydėti galiu? Einam. Atėjo prie namų laižekas, ranka, kur turi būti. Klausyk, Sigutė. A gal aš pas tave pernakvosiu? Kaip sakyt? Sakau, aš ir tu pas tave. Bandom. Jie permėgais ryte taip nuogas, atsibunda šalia. Klausyk, žiūrke. A kodėl tu kiekvieną kartą mano klausimą atsakai klausimu? Kaip sakyt? Durnė tu sakau. Kodėl kiekvieną kartą, kai aš ką nors paklausiu, tu mane perklausi? Čia sifilis, 3 stadija. Kaip sakyt? Ačiū, kad supratot. Rusiще зоря.
Tai matome Vokietijos kariuomenės Vermachto Raudonosios armijos susidūrimą, kuriame dalyvauja Lietuvos karo rekonstruktoriai. Na, konkrečiai šitas epizodas tai yra vienas iš Raudonosios armijos įtvirtinimų puolimų ir kaip matome, vokiečių desantininkai ir pėstininkai puola Raudonosios armijos stovyklą. Tai iš karto ne antras į karto. Iš pradžių viską. Aišku. Būkite laimėjai gera. Bėgsiu. Liucija tik užsidėti. Kaip mūšį sekė? Gerai? Jau. Красные патроны? Ты как с пушки там. Pralaimėjus nėra, ne? Мозоlis ant rankos, vienetiniais variau visą laiką. Neveikia? Retkarčiais. 2, 3. Dabar žiūrėk, reikia nusilenkti. Abiem. Vienintelė buvo. Labai grama. Patinka kariauti. Taip. Labai. Iš kur jūs? Klaipėdas. Kaunas. O, matai, visi miestai didėjai. Karo istorijos klubas Rytprūsiai. Nu ir... Grenadieris. O, Grenadierius. Labiau grenadierius. oi, manęs nenušausit. Aš čia neturiu. Nėra už ką. Dar. Gerai. Suvaidino. Kaip, trumpą interviu, kaip sekė? Jūs matėte iš šalies, kaip atrodė. Kada į amploę esi kūrybinėm azartį, nematai savęs. Net savo šešėlių nematai. Koks įspūdis jūsų? Galingas. Tai aš manau, kad labai džiugu, mes labai stengiamės. Daug malonumo suteikti ir žmonėms. Aš labai džiaugiuosi, juk tai yra gyvoji istorija. Mokyklose to nerodo. Kine jūs galite pamatyti, bet tai yra prie televizoriaus uždaram prasmirdusiam kambarį. O čia jūs galite prisiliesti prie vaidintojų. Taip, čia viskas yra taip. Taip, čia yra tikra. Tikra, tik truputėlį perkelta laikė. Nu, čia sąlygos tinkamos kariauti. Be abejonės. Ir žiūrovai labai buvo malonus. Mes dar sugrįšime. Dar tik karas prasidėjo. O, gražu. Bet toks karas kabutės. Nu, vaidybinis. Bet klausykit, žmonės apskritai kariauja, turbūt visados ir visada. Be abejo, tai buvo vienas iš idėjų, išsipildymo būdas, iš ginčių sprendimo būdų. Galų gale buvo tai technikos evoliucijos išbandymo metodas. Jau karo metu visada vystosi technika, išradimai žymiai didesnių greičių, nes yra mobilizuojami protai ir kaštai. Nu ir jie šiandien mobilizavo daug jėgų. Mobilizavo. Nu, matote, kokie šlapi esame. Ačiū labai. Ačiū jums. Jeigu nėra žiūrovų, ir mums yra neįdomu vaidinti. Aišku. Sėkmės. Ačiū. Kai pamačiau, kad vokiečiai eina į rukapašką. Tvirtai laikėtės, ne? Taip, tvirtai. Nenorėjau mirti, vadinasi.
Vokiečiai 2 sykius puolė jūs. Puolė 2 kartus, atakos buvo kaip ir geros, bet šiek tiek scenarijų neįmanoma suvesti į vieną krūvą, todėl kad lėktuvas atskrido per anksti. Nu ir... Gavosi grinai kelių minučių reikalas ir lėktuvui praskrydus turėjo sprogti pirotechnika ir turėjo būti ta galutinė ataka, kai mes žūstam. O mes dar ne viską buvom parodę. Nu, bet žiūrovai gal ne viską suprantu. Gal nesupiks. O įspūdis puikus yra. Ir iš kur jūs ir kaip? Vilnius. Klubas Grenadierius, bet tai jungia visus miestus. Vilnių, Kauną, Šiaulius, Panevėžį, Širvintus. O jūsų vardas ir pavardė? Romas. O laipsnis karinis? Matot, šiandien aš esu rusas, rytoj aš būsiu vokietis. Poryt būsiu pirmojo pasaulinio karo kareivis. O už poryt būsiu partizanas. Tai mes rekonstruojam viską. Įdomu, labai įdomu. Nuo pirmo pasaulinio iki... O kokį čia ginklą naudojot labai galingą? Čia yra kulkosvaidis DP, Dekteriovas vadinamas. Šaudo imitaciniais ginklais. Matot, kiek guli tutelių. Galit pačiupinėti, nes dar viso šiltas. Statosi toks diskas ir jisai tokiu būdu veikia. O jūsų padėjėjai, matau, mergaitė yra, ar ne? Taip. Na, galim pašnekinti? Galim. Kaip moterim kariauti? Moterim labai gerai kariauti. Patinka? Tai aišku. Toks rimtas labai darbas, užsiėmimas. Nu, toks nekasdieniškas, sakyčiau, kaip moterim. Aha. Ir adrenalino suteikia. Taip, taip. Koks jūsų vardas? Gustė. Malonu labai. Sėkmės, pergaliu tau, Gustė, tau. Man viena nuotrauka su didvyriais. Labai noriu su didvyriais. Ребята, горячо! Su didvyriais. Ну что-то это немцы, слушайте. Labą dieną. Labą dieną. Užrašas sako, kad jūs šio dvaro savininkas. Nu, kažkas panašaus. Ir kaip ta šventė būtent sumanyta buvo čia? Čia buvo sumanyta mūsų baikerių Chimeros MC organizavimu. Bet truputį jūs prijaučiat gal? Nu, tai aš pats tam klube esu, tai va, dėl to... Ir Alvydas Jasevičius yra dar, ar ne? Jo, yra. Aišku. Nu ir truputėlį va, apie tą visą tą renginį. Kaip jums, kaip šeimininkui, kaip atrodo? Nu, nuostabu, labai gerai, labai gražu. Tai va, turim prisiminti, kas buvo, kaip kovoja mūsų protėvė, tėva ir taip toliau. Tos kovos, na, bet ir šiaip žiūriu, ir koncertas labai gražus buvo. Jo, buvo ir bus dar. Ir labai daug susirinko motociklininkų, ne? O jūs pats turit motociklą? Kokį? Harley. Trečia jau tokį šventį yra. Nu, apsitai turbūt Auksinio Elnio dvare yra daug įvairių linksmybių. Nu, būna. Nu, pavyzdžiui, dar kas. Nu, tai individualiai, kas kaip sugalvoja, tas taip švenčia. Nu, jūs tokioj gražioj vietoj čia prie virvytės sumanė tą kampelį, papušėt, tai čia turbūt yra kilnus dalykas. Nu, manykim, kad taip. Kai jūs pradėjote, čia buvo tiesiog... Čia nieko nebuvo. Šabakštynai. Taip. Ką jūs palinkėtumėt baikeriam? Nu ką, švęsti, linksmintis, važiuoti į renginius. Toks linkėjimas, toks gyvenimas baikerių. Gerus darbus. Taip, tik taip. Aha, nu jums irgi palinkėsim, kad va, tas Biržuvėnų kraštas garsėtų ir Auksinis Elnias taip pat. Dėkui. Nu va. Nu ateikit arčiau, taip. Kokia televizija? A jums taip nebaugu tarp tokios technikos ir tarp tokių vyrų? Kadangi pati važiuoju su motociklu, tai ne tai baisu. Bet iš tikrųjų labai daug, tai... Įdomus motociklų važinė? Taip, labai įdomu. Nesu klubo narė, aš iš Šiaulių. Aišku. Nu ir kaip ten Šiauliškės, ar daug moterų dalyvauja merginų?
Jo, keletą yra, bet nelabai daug, daugiau vyrų. Bet vis populiarėja, moteris vis daugiau ir daugiau važinėja. Nu, šaunuolės moteris, ar ne? Nenusileidžia vyram technikos pasaulyje? Ne, nenusileidžia visiškai. Ar geriau motociklas ar mašina? Vasarą, kai karšta. Vasarą, kai karšta, be jokių abejonių motociklas. Ir daugiau galim pamatyti, langų nereik nieko. Taip, taip. Tai gali orai truputį pagazdinti. Ir tai nebaisu. Šiandien lietučio davė per visą tą renginį, bet neišsigando. Ne, visiškai nebaisu. Visai geras oras. Aha. Ką palinkėtum moterim, tokiom merginom, kurios mėgsta sportą tokį, aštrius jausmus? Ką palinkėtum? Gal motociklais važinėti? Taip, vis daugiau ir daugiau važinėti su motociklais. Aišku. O jūsų vardas ir pavardė? Viktorija Matulevičiūtė. Iš Šiaulių? Taip, iš Šiaulių. Nu, sėkmės nepavirs. Gerai. O, vyrai šitai. Vyrai palaikot, kai moteris važinėjimo? Taip. Gražu tiesiog? Taip, palaikom. Kokiam kraštui atstovaujat jūs? Žemaitija. Žemaitija. Iš kokio miesto? Šiauliai. Šiauliai, Šilalė. Raidės pirmos panašios. Šilalė viskas. Tas pats žodis beveik raidė. Bet gerai, kai vyrai sustinka, tokioje aplinkoje, gali pasidalinti mintim apie techniką, apie viską, ne? Taip, taip. A daug Šilalė ir tokių mėgstant? Yra. Yra? O Šiauliuos kiek yra? O, Šiauliuos daug, aišku. Labai daug. Labai daug vyrų. Turit savo klubą? Kol kas neturim, bet bus ateityje. Žadat kurti? Tai gal čia Klaipėda jūs jau aplenkė biškį, ar ne? Gal. Šiauliuos irgi keli klubai? Ne, Šiauliuos keliai yra, aišku, keliai. Nu kaip ta šventė jums atrodė? Labai gera. Puikiai. Labai gera. Šiemet liuks. Šiemet. Kiekvieną metą tokias, kad būtų. O kur anksčiau būdavo? Tai buvo praeitą metą. Buvo čia, bet tokia nebuvo renginė. Matai, tobulėja vadinasi. Jo, tai vat sako. Tobulėja ir čia dabar puikiai buvo viskas. Netgi karą surengė. Jo, tai sakom, pernai buvo svarbiausia, vokiečiai laimėjo. Vokiečiai laimėjo. A geriau, kad vokiečiai. Ne, nu tu visą laiką praloždavo, dabar laimėjo. Aš čia sensacija. Ir tada vienas rusas 10 vokiečių ištaškydavo, dabar mes buvo paėmą žiūrėti. Gerai, vyrai. Ačiū. Dėkui. O dabar kaip apsirengęs parodė. Norės susilaikytis. Tada tu galėtum važinėti su iki 35 kW ir kubatūra iki kelios. O jeigu jau nori tą didžiausią, yra šiek tiek, žinai, sunku, nes motociklas didesnis, bet įmanoma. O tas didžiausia, tai kiek kubatūra? Bet jeigu sakai tada iki 35 kW, bet nesvarbu kiek kubikų. Tai čia yra vidurinė kategorija. O tai tada kokia? O čia jau bus iki 30. Tada iki 40 aš galiu subirti. O jos draugė turėjo ciklą, tai buvo atsigavo ir buvo ragavo. Nieko nėra čia, nieko. Jeigu reikia, sakykit, šventas reikalas. Šnoplevas motociklų. Vairas yra, tikrasis vairas yra moteris, ar ne? Tai normalu. Ar gerai vairuoja, klauso? Klauso, kuris dėsis. Ir abu kartu yra įdomiau ir geriau, ar ne? Aišku. Čia mūsų abiejų bendras pomėgis. O kaip ta šventė? Nuostabi. Jeigu taip turint galvoj kareivius mūsų, tai čia pasaka. Na, iš kur jūs? Iš Elektrėnų. Vardas? Asta. O vyro vardas? Saulius. Geras visdėlis, nieko, ne? Nu, labai gražios emblemos. Ačiū. Ir iš kur atkeliavo? Vilnius. Iš pat Vilniaus? Taip. Nepavargot su motociklu? Ką darys? Koks pasiaukojams, gal žemaičių? Jo, graži šventė, reikia pabūti. A prie žemaičių gal? Jo, žemaitiška. Gera mok, visko mok žemaitiška. Prijautas žemaičia? Jo, pasą turiu netgi, žemai. Aha, o jūsų moteris kaip iš Aukštaitijos gal? Nu,
dalyvauju. Tai ką jau, ar į namučius jau? Jau. Kur turit parvažiuoti? Oi, toli. Kur tas toli yra? Klaipėda. Ai, Klaipėda. Tai Chimera čia klubas. Taip, ne. Gražiai pasirodė paeitę. Ačiū. O tai sėkmės jums važinėt laiminga. Gerai. Ačiū. Atkovot savo, ne? Jo, važiuojam namo. Ką renginys? Labai puikus, šaunus. Puikiai praleidom laiką. Važiuok. Geras mūšis buvo iki kitų susitikimų. Kur skaityti? Žinias? Telšiai. Į Telšių televiziją. O gal žmonės žurnalas? Patekti. Labai puiku, labai puiku. Ir ko pažiūrėti, ne? Yra tikrai, širdį paganyti yra kur. Ir senų. Klausyk, sako, čia yra apie 40 motociklų. Tai daug. Daug. Surinkti, tai yra daug darbo reikia įdėti, kad tiek surinkti. Po 20 metų šitas motos. Jie balsa kažčia ir toras, tik ta žemaitė. Nunemijuok telefoną, kiek dar pilies onsto nežinau. Laiks, jog mūsų nelauk, atek. Taip norėjai, kam dabar dengi? Kiek tu dalyvių čia praleidot? Už visą renginį. Visą renginį, ja. Kalbėk, pasakyk, ką nors. Čia verta sudalyvauti. Neprasmuko turbūt nereikalingi čia renginį. Nei viens. O šiaip tai daug dalyvių, ne? Labai daug, labai daug. Iš kokių miestų nepaklausėm? Nu, praktiškai iš visos Lietuvos. Nematėm, a? Iš visos? Neturi to geltoną. Tai čia klaipėdiškiai pagrindė organizaciją. Nu, šiaip klaipėdiškiai. O ta Chimera, ne? Taip. Nusidėjai, bet nesumokėjai, na. A visi tokio uniformą turi? Ne. Kas treningais vaikšto.
bet kad silpna. Užtės. Mes vairuojam motociklus. Kam ko reik? Kam ko reik? Slepia malus. O jinai tikrai nėra pirmų numerį. Iš kur buvot atvažiavę? Iš Vilniaus, Alytaus, Klaipėda. Visų kraštų atstovų. Žemaitija. Brolys. Kaip jums Žemaitija patik? Patik. Žemaičiai gerai. Sakai? Žemaičiai, o. Reikia sakyti Žemaitė į gerą. Skruopnė. Žemaitė į gerą. Tropnė Žemaitė. Jo. Oi, kariavo. Gerai tas lėktuvas prasideda. Gerai, kad nenukrito. Saik, turėjai būti baisiau, bet biškis pavėlavo lėktuvas. Bet gerai, gerai. Sėkmės jums. Ačiū. Mane. Oi, mes jau. Oi, Marija. Nu kaip šventė? Labai puikiai. Su oru pasisekė. Truputėlį lietaus buvom užsakę, todėl kad nulijo. Ir aš manau, kad mūsų svečiams labai pavyko. Su oru pasisekė ir aplamai nuotaika tokia užkrečianti. Aš manau, kad visiems yra viskas puikiai. Ačiū. Ačiū, patiko. Šitą nuostabią aplinkoje. Ir galėdami pasinaudodami progą šiek tiek nukrypti nuo kurso ir pasitokia dainelė, kuri vadinasi Ride the Life. Tai reiškia, sėdam visi ir gyvažiuojam per gyvenimą, nes mes turim tik vieną. Šventė super. Kiek dalyvavau, čia daugiausiai turbūt visko yra. Super. Kadangi jie visi mano, tai turbūt šauniausių net nėra. Čia mes super esam. Baikeriai tai yra jėga. Vaina prašta, kaip karas sekėsi? Puikiai, laimėjom, nugalėjom, turėjom nuostolių,
tačiau vokiškas karys visą laiką laimi. Nu, o daug šovinių. Ne visus į priešą, sakant. Buvo, kai ir nepataikiau, ne visi priešai nuo mano visų kūrinių krito šovinių, bet buvo tų, kurie rankas kiestelėjo. Aišku, bet kažkaip visados rusų, visą tarybinę armiją laimėdavo, dabar šį kartą vokiečiai. Nu, ne visą laiką, atsiminkit vokiečiai iki kur dėjo. Pralaimėdami nebūtų iki Maskvos dėję. Čia buvo karo pradžia, ar ne? Čia organizatorių reikia klausti. Čia, nes ir atsitraukdami jie laiminėdavo. Tiesiog, kad jau buvo pajėgos mažesnės, aprūpinimas kritęs praktiškai, kariai jau buvo demoralizuoti, galima sakyti, ir tos kovos visai kitaip pakrypo. Kare visko būna. Kare visko būna. Iš kur jūs? Iš Klaipėdos. Rytprūsiai klubas. Mes esam SS falšimjėgeriai parašiutininkai. Nu, desantas, pavadinkim taip. Vokiečių desantas. Vitalijus. Daug kur apkeliauti, ne? Taip teko daug kur būti. Kur pabuvoju? Kol kas pabuvojom visą Lietuvą pažiavom, pabuvojom Rusijai, pabuvojom Latvijai. Nusimato kelionės į Lenkiją, kelios kovos, taip pat vasaros gale nusimato kovos Latvijai. Nu, ar brangiai kainuoja toks spektaklis čia? Kainuoja nepigiai. Kas čia paremė jūs? Mes patys savom lėšom, iš idėjos. Pagrindė, kaip sakant, žmonės domėsi istoriją, jie kolekcionuoja ir yra gyvas istorijos priminimas. Нас снимаем. Андрей, nefilmuokit tik tai, kada kokie vokiečiai, rusai su пластмассiniais džemo. Būtų kitas reikalas. Из Эрмитажа отставной полковник российской армии РВСН. Чеваразу, дякую. Дякую. Jo. Na, į ką pateikti? Dar, aišku, ilgiau būtų maloniau pabūt, bet jau temsta oras nekoks, tai tikriausiai lys. Vakarą turit grįžti, ne? Jo, nes rytoj darbus. Ar rytoj darbus? Jo, pačio ryto. Malonu. Ar su šitą mašiną važiuoju? Jo, čia mano. Žirgas. Tu turėt labai jau tokį šenkarinį yra. Jo, čia tai tikrai jau. Vertas dėmesio. Iš kur anas keliavo? Iš Klaipėdos. Na, važiuoja dabar namus jau? Taip, dabar dar užsuksim biškį svečius ir paskui Klaipėdą visi. Sėkmės jums. Ačiū. Gero vakaro. O koks vardas? Benas. Patogu važiuoti? Labai patogu. Gali užmygti, galim važiavus prie 140, galim paleisti vairą. Jo, ant tiek nemėtų ir stabilus labai motociklas. Ir kiek keleivių galit vežti? 3. Ai, čia va 3 vietos. Taip. Gražus daiktas, geras aparatas. Atvažiavau pasižmonėti. Gražių vyrų pažiūrėti. And get it off my shoulders. Say the things you used to say.
make the world go away. Do you remember when you loved me? For the world took me astray. If you do, then forgive me and make the world